telekomunikacijų bendrovei Baltikum šiemet sukanka 25 metai, o tai puikiausia proga mums susipažinti iš arčiau. Sveiki atvykę ten, kur dažniausiai prasideda abonento ir telekomunikacijų bendrovės draugystė. Tai kontaktų centras, kuris valdo visą informaciją. Kontaktų centras turi žinoti viską, nuo naujausių akcijų ir paslaugų užsakymų iki to, ką šiuo metu veikia Gintaras Vaičekauskas. 12 visažinių konsultantų, nuo ryto iki vakaro, ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais, telefonu jums suteikia visą informaciją apie Baltikum paslaugas. Per dieną sulaukiam iki 2000 skambučių, kartais pasitaiko net iki 3000, o per mėnesį sulaukiam nuo 55 iki 60 000 skambučių. Pokalbių trukmė būna pati įvairiausia, nuo 3 iki 15 minučių. Žodžiu, tiek, kiek jums reikia. Mūsų darbas dinamiškas. Smagu, kai gali padėti žmogui išpildyti jo lūkesčius. Būna, kad sulaukiame ir tokių skambučių, kai žmogus paskambina pasidalinti savo gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais. Be abejo, mes juos išklausome. Nusprendę užsisakyti televizijos ir interneto paslaugas, jūs atveriate klientų aptarnavimo skyriaus duris. Čia sudaromos sutartys ir jūs tampate laimingais Baltikum abonentais. Per mėnesį įvairiais klausimais aptarnaujame iki 15 000 abonentų, kurių kasdien laukiame su šypsena ir gera nuotaika. Baltikum atstovybė yra įsikūrusi ir Akropolyje, pačioje patogiausioje vietoje. Čia taip pat galite užsisakyti visas mūsų paslaugas. Mūsų atstovybėje Akropolyje galite išspręsti visus iškilusius klausimus, sudaryti ir pratęsti sutartis, apmokėti įmokas. Jeigu jums sudėtinga atvykti pas mus, tuomet mes važiuojame pas jūs. Mūsų pardavimų vadybininkai ne tik operatyvūs, bet ir nuoširdūs, linksmi ir mylintys savo darbą. Viena iš mūsų darbo funkcijų nuvežti dokumentus klientams tie, kurie negali atvykti patys. Taip, kad gavus iškvietimą, sėdam į mašiną, nuvežam dokumentus ir dovanas pas klientus. Visus techninius darbus, skaitmeninės televizijos ir interneto įvedimą ir priežiūrą atlieka ratuoti, kvalifikuoti ir nagingi specialistai. Kai atlieki naudingą ir gerą darbą, visada malonu, kai tau dėkoja ir šypsosi. Ir džiaugiasi, kad mūsų Baltikum tinklas tikrai yra patikimas ir šiuolaikinis. Apsilankykime ten, kur pašaliniai neįleidžiami. Pagrindinėje Baltikum stotyje. Tai telekomunikacijų bendrovės Smegenys, kurios įsijungia vos tik jums įvedama skaitmeninė televizija ar internetas. Čia apdorojami ir saugomi visi duomenys. Stotis suformuoja signalą, kuris patenka pas Baltikum abonentus. Budėjimas užtikrinamas 24 valandas per parą. Šitie geltoni laidai yra šviesolaidžiai, kurių pagalba perduodamas signalas mūsų abonentams. Tuoj suprasite, kad tai, kas atrodo sudėtinga, iš tiesų yra labai paprasta. Kaip matote, dabar esame stotyje. Čia sueina visi šviesolaidžio galai. Iš šviesolaidžių internetas pakliūna pas jūs į namus, o namo rūsyje paskirstomas komutatoriumi į butus. Ačiū, kad buvote, esate ir būsite su mumis. Ir nepamirškite, jog vyksta puiki gimtadienio akcija. Gimtadienio proga turime ypatingą akciją, tai yra skaitmeninės televizijos ir interneto pora. Tik 50 litų per mėnesį. Taigi gero gimtadienio kartu su Baltikum televizija.